Sveiki atvykę mūsų vieną iš eilinių seminarų. Taigi, esu Kazimieras Daudiela, psichoterapeutas, sisteminis psichoterapijos ir šiandien su jumis vėl toliau dalinuosi savo žiniomis apie gyvenimą, nes visų pirma, tai man yra žinios apie gyvenimą. Ir tik vėliau jas, kaip sakau, susiklosti į vieną ar kitą psichologijos ir terapijos kryptį. Na, o šiandieną, sakykime, šios dienos tema, tai tokia lyg tai apimanti su metų, galbūt įvairias temas prieš kalėdas, prieš kūčias, belaukiant kūčių, belaukiant kalėdų, pasitinkant kūčias, pasitinkant kalėdas. Sakykime, yra gerai, kad susijungia daugumą žinių, kurios buvo per metus, tiek tėvų vaikų, tiek vyro moters klausimuose, tiek apskritai mūsų laimės ir nelaimės, sėkmės ir nesėkmės gyvenime klausimuose. Susijungia į bendrą visumą, kad lygiai taip pat, kaip mes sėdame prie stalo, einame į kalėdas, sveikinant savo artimuosius, lyg tai nugyvendami ir baigdami visus metus. Taip ir čia, šios to, ko dalinsiuos šiandien, būtų gerai ir norėčiau, kad padėtų jums kaip ir vainikuoti, baigti tuos metus, susitinkant su savo artimaisiais. Ir gali būti, kad kartais vienas žodis, vienas sakinys, vienas žingsnis, vienas apkabinimas, vienas praėjimas, keli sakiniai, keli žingsniai gali iš esmės daug ko keisti mūsų gyvenime, gali keisti daug santykiuose. Ir galbūt visiškai pakreipti tą atskaitos tašką, kur vieni metai baigėsi, kiti prasideda. Vieniem tai gali būti kažkokia perversmo laikas iš vienokio gyvenimo etapo į kitą. Kitiem gali būti tiesiog laikas, kada jūs galite atsiverti didesniai laimei, didesniai santakai, didesniam buvimui kartu. Kad sekantis metai galėtų būti jums turtingesni vidinio pasaulio, o gal ir sėkme išoriniam pasaulyje. Ne tik šeimoje, bet ir piniguose, karjeroje, veikloje. Todėl, kad dažnai, jeigu mūsų vidiniam pasaulyje yra kažkas ne taip, tai dažnai atsiliepia ir išoriniam pasaulyje. Arba sėkmė išoriniam pasaulyje, jeigu yra, bet trūksta vidinio pasaulio santaros ir ramybės, tai ir ta sėkmė nelabai džiugina. Vis tiek kažko trūksta. Taigi, kelias į pilnatvę. Kelias į pilnatvę, kelias į santarvę, kelias į tai, kas gali užpildyti mūsų širdis ir mūsų namus, susėdus prie kūčių stalo. Kai kuriuose namuose trūksta santarvės. Yra nemažai vaidų, pykčių ir konfliktų. Kai kuriuose namuose atrodo visi labai gerai sutarė. Bet vis tiek kažkur tai trūksta. Kai kuriuose namuose yra taip, kad susėdę prie vieno stalo, visi jaučia, kad viskas tvarkoja. Mes visi namie. Namie ne tik savo veidais, bet čia visi savo vietose, visi namie. Nieko netrūksta, mes galime tiesiog pasidžiaugti, net jeigu vieną ar kitą šeimos narį nėra, jis išvykoje ar kažkur, bet jeigu šiek tiek jaučiame, kad jis tai su mumis, viskas tvarkoja. Taip, kad yra visokių šeimų. Ir nėra taip, kad pas vienus būtų vien juoda, pas kitas būtų vien balta. Dažnai yra marga. Ir tame dalinsis, galbūt vieni atras savo vieną gabaliuką, kitą trečią. Taigi, kodėl? Kartais susėdus prie vieno šeimos stalo, mes nesijaučiam kaip namie. Arba vis tiek kažko trūksta. Kodėl einant į kūčių vakarienė ir kalėdas, kartais stengiamės pirkti daugiau dovanų, brangių dovanų. Kartais nesirengime to būdu išpirkti savo kaltės prieš savo artimą, kad visose metuose nebuvome kartu, arba buvome per mažai. Ir tas jausmas, su kuriuo mes einame pirkti dovanų, arba kažką išrinkti, koks jisai? Jausmas. Ar aš jaučiu savo viduje tą artimą, kuriam noriu kažką padovanoti? Aš žinau, kad reikia ir tiesiog tai darau iš pareigos. Nes ir dovana nupirkta.
su jausmu tam žmogui, kuriam perku savo artimą, yra kitokia negu iš pareigos. Tai puikiausiai žinoma. Lygiai taip pat, kai gauname dovanas ir jaučiu, kad mums dovanoja man asmeniškai, tai iš meilės yra kitaip, negu kad atliko pareigą. Tai kas per tas dalykas mūsų ta vidinė būsena? Kodėl ne kartais būna vienokia, kartais kitokia? Kodėl vieni žmonės laukia švenčių, kiti nelaukia? Vieni nori ateiti į šventes, kiti visai nenori. Tikriausiai pažįstate, kad nelaukia švenčių. Ko trūksta viduje, kad mes galėtume dovanas pirkti iš tiesų tam žmogui su nuomonė nupirkti jam? Visų pirma, reikia užduoti klausimą, kogi trūksta patiems. Ir čia, žvelgiant, sakysim, plačiau negu tik dviejų žmonių ar trijų žmonių santykiai, aš, vyras, žmona, mama, vaikai, tėvai, mes galime pamatyti keletą lygių, kur kažko trūksta. Na, pirmas ir pats paprasčiausias, artimiausias lygis tai yra tai, kad man su tavimi trūksta galbūt santarvės. Trūksta santarvės ir trūksta, kad mes galėtume džiaugtis vienas kitu, vyras, žmona, žmona, vyras. Man su tavimi trūksta galbūt praleisto kartu laiko. Man su tavimi trūksta praleisto kartu laiko su vaikais. Man su tavimi trūksta praleisto laiko iškyloje, o galbūt tiesiog pasidėti namuose, šalia, pasidėti, pažiūrėti filmus, paklausyti muzikos. Ir čia yra pats toksai lyg paprasčiausias lygmuo. Aišku, jis įgyveninti, tai kad to netrūktų, gali būti nepaprasta. Ir nemažai vaidų, ginčių, pykčių arba dar kažkokių tai dalykų iš tiesų yra paremta tuo, kad man tavęs trūksta kaip žmogaus. Nekartą man konsultuojant poras arba konsultuojant pavienį žmogų, moteris arba vyras sako, aš tai mane vis skambina ir nervuoja. Tai pasako blogą žodį, tai kabinėjasi prie kažko, tiek vyras apie moteris, taip sako, tiek moteris apie vyrą, atkabinėjasi ir kabinėjasi. Vis negerai, tai tas negerai. Aš kartais užduodu tokį klausimą. Tuomet, kai kabinėjasi, kai pyksta, kai nervuojasi, kai sako, kad, sakykime, susitinku su tavimi ir mane nervas ima. Klausiu, o kaip tu norėtum geriau, kad būtų? Jeigu tas žmogus reaguoja į tave, ir reaguoja jautriai, ką tai reiškia, kad jam tavęs nereikia? Tai reiškia, kad tu jam nesvarbi, ar kad svarbi? Ir tai pagalvoju, sako, vis dėlto matyti svarbi, nes jeigu būčiau nesvarbi, tai nereaguotų. Vadinasi, pirmas žingsnis, kurį tenka pripažinti, kad tie žmonės, su kuriais mes konfliktuojam, su kuriais mes kažkokiu tai būdu turim tą, kad ir įtampą, tai reiškia, kad mes jiems esame svarbus. Ir jie mums taip pat yra svarbus. Ir vieną tai pagalvojus, gali kai kas keičiasi. Vieno pripažinimo, kad tu mane nervuoji ir aš negaliu ramiai tave žiūrėti. Tai reiškia, kad tu man esi svarbus. Tu man esi svarbi. Aš negaliu abejingai tave reaguoti. Tu man esi ne tuščia vieta, tu esi kažkas svarbaus. Vien tai gali keisti apskritai pamatą, kuriuo atsistojam ir galim kažką daryti. Ir jeigu mes pripažįstam, kad vis dėlto vieni kitiems esame svarbus, tada klausimas, kodėl mes negalim reaguoti kitaip. Lygiai taip pat vaikai, tėvai, vaikai, vyras, moteris. Pažvelkite, kartais vaikai labai pyksta, nervuojasi, sako tėvams, kad tu manęs nemyli ar panašiai. Kodėl vaikai taip reaguoja? Kodėl
kitas stengiasi atkreipti savo dėmesį. Todėl, kad mes jiems nereikalingi. Ar labai reikalingi? Kažkai reikalingi. Ir jeigu vaikas daro viską atvirkščiai, kad tik labiau išnervuoti mamą. Visų pirma, ką mama intuityviai galvoja, tu manęs negerbi vaikai, tu neklausai manęs, tu nori mane išnervuoti, išvesti iš proto, ir taip toliau. Ir kiek tu gali šitaip mane ėsti. Tada aš užduodu klausimą. Jeigu vaikas nesielgtų šitaip neigiamai, kuriuo atveju tarp mamos ir vaiko yra daugiau energijos teka? Kai vaikas taip nesielgia, ar kai vaikas taip elgiasi? Ir tada dažnai būna atsakymas. Jo, kai vaikas šitaip blogai elgiasi, tada energijos yra krūva, daug energijos. Aišku, ta energija yra kažkokia sunki, pikta. Esmė tame, kad ryšyje tarp žmonių, kurie svarbus, yra paprasta viena taisyklė. Kad jeigu tas kanalas iš širdies į širdį, jis yra nutiestas, o tarp vaikų tėvų jis besąlygiškai yra, tarp brolius ir seserų taip pat besąlygiškai yra. Ir tarp žmonių, kurie pamilo vienas kitą ir tapo sujungti vaikais ir buvo kažkokiu metu vienas kitam svarbus, meilė, tas kanalas jis atsidaro, vidinis. Taip simboliškai aš vadinu kanalu. Aš nenoriu čia pasakoti paskaitų ir, sakysim, iš tos temos, kur tenai apie čakras, apie tos energetinius dalykus. Aš ne apie tai kalbu. Galbūt tai ir egzistuoja, tai yra. Bet aš kalbu tam tikrą simbolinę kalbą. Kiekvienas mes jaučiam, kad yra ryšys tarp tėvų ir vaikų, vidinis sielos dvasios ryšys, tai, sakysim, tas takas iš širdies į širdį. Arba yra kažkas, kas jungia vyro, moterį, tėvus ir vaikus, kaip brolius seseris. Ir esmė, kad tas to vidinio ryšio principas yra toksai, kad jeigu yra žmogus man svarbus, tai mano širdis vidus nepakelia ten tuštumos. Tuomet, jeigu ten kažko trūksta ir pradeda veikti tuštuma, tada vidus pradeda reaguoti bet kaip, kad tik tai būtų ryšys, kad ir per nervus, kad ir per ryčius, bet kad nebūtų tuščia. Ir dažnai vaikai mums taip rodo. Kai trūksta šito ryšio, labai dažnai tas kanalas pradeda būti užpildomas kažkuo tokia sunkia energija, galbūt pykčių, reikalavimų, kaltinimų, priekaištais. Bet tuo metu energija teka. Ir jeigu jau kartais po kažkiek tai laiko atsitinka taip, kad tas ryšys užsidaro, užšalo ir sako man, tu nebesvarbus, nebesvarbi, aš nebesigalvoju. Tai kaip tik galėtų būti žymiai didesnis pavojaus signalas, negu tada, kada mes vienas kitą nervuojame. Todėl, kad tai reiškia, kad tu susidarė, aš uždariau savo širdį dalinai, daugiau ar mažiau. Tai, kad jeigu mes vis dar esame tokiose situacijose, kur vienas kitą nervuojame, tai reiškia, mes dar nesame šaliai. Vadinasi, vis dar tas kanalas, kad vienas kitam yra svarbus, širdies, santykių, jis yra dar gyvas. Taigi, ką daryti, kad jisai galėtų būti kitoks? Aš čia perėsiu palaipsniui nuo tokių asmeninių santykių dalykų prie sisteminių, kurie gali atminti keletą kartų. Vien paprastas įsisąmonimas, kad mes sunkiai susikalbame, bet pripažįstame, kad mes esame viskam svarbus, jau jisai stato visiškai kitą pagrindą po mūsų kojomis. Vien sugebėjimas pažvelgti vienams kitą, vienas kitam į akis ir pasakyti, taip, tu man esi svarbi, taip, tu man esi svarbus. Tik gaila, jog mes tai įgyvendinam kažkokiu tai būdu per konfliktus. Vien tai gali padėti jums pradėti susikalbėti. Nes mes esame vienas kitam svarbus ir reikšmingi. Kodėl? Jeigu tai yra tėvai ir vaikai, natūralu.
jeigu trūksta tėvų. Kodėl kartais tėvams sunku užpildyti vaikus savimi? Todėl, kad mano viduje gali būti, kad yra sužeista tėvystė arba motinystė, arba ryšys su partneriu. Ir jeigu aš sakau štai šitaip, laikykis nuo manęs per atstumą partneriui, natūralu, kad aš sakau taip vaikui, tai vaiko daliai, kuri yra jo tėvas arba jo mama, tai vaiko daliai, sakau taip pat ne. Jeigu aš žiūrėdamas į vaiko akis, negaliu su džiaugsmu ir meile ir su dėkingumu matyti vaiko akise jo mamos ar tėvų, kitos pusės partnerystės. Jeigu aš negaliu būti dėkingas ar dėkingas savo partneriui už vaiką ir negaliu vaiko akise džiaugtis savo partneriu, natūralu yra tai, kad aš atstumiu dalį vaiko. Ir vaikas tai jaučia. Vaikas negali gauti dalies manęs, aš negaliu turėti dalies vaiko. Aišku, šitas momentas jis yra labiau svarbus tose šeimose, kur jau vykė skyrybos. Arba tiesiog gyvena vyras su žmona, turėdami viens kitam priekaištą arba pretekstą. Tai štai pirmas žingsnis statyti į ryšį su vaiku, pažvelgti vaiko akis ir leisti savo matyti juose, vaiko veide, vaiko emocijose, vaiko elgesyje, savo partnerį, vaiko kitą iš tėvų. Aišku, mes galim turėti įvairių kartais nepasitenkinimų, pykčių, nusivylimų atžvilgiu to žmogaus. Bet štai kas gali, sakykime, metų tėkmei suėjus ir einant į naujus metus, sėdant prie kalėdų stalo. Koks esminis dalykas, koks esminis klausimas gali iš esmės veikti kitaip. Klausimas būtų toks. Jeigu žiūri vaikas, ar su kitu partneriu aš turėčiau šitą mylimą vaiką? Ne. O juk aš myliu šitą vaiką. Jis yra vienintelis ir nepakartojamas. Ir jeigu mano partneris būtų kitas žmogus, šito vaiko nebūtų. Gal būtų kiti vaikai, bet myliu aš šitą. Brangus man šitas vaikas. Ir jeigu mano partneris būtų buvęs kitoks, šiltesnis, ramesnis, meilesnė, švelnesnė, dėmesingesnė moteris ar tvirtesnis vyras, jeigu mano partneris būtų kitoks buvęs žmogus, greičiausiai aš jau būčiau net nesusitikusi ar nesusitikęs. O net jeigu būtume kartu, mūsų gyvenimas būtų ėjęs kita tėkme, kita vaga. O kai vyksta kita tėkmė, kita vaga, tai ir vyro moters gyvenimas jis vyksta kitaip. Juk ne tas pats. Ar sugrįžę namo viens kitą nervuoja, ar viens į kitą žiūri su meile. Vakaras kitoks tikriausiai. Ar toks pats? Kitoks. Taigi ir atitinkamai tada jau gyvenimo kelias kitoks ir gimsta kiti vaikai. Jų intimumas yra kitu metu, bendrumas kitu metu gimsta kiti vaikai. Net ir su to pačiu žmogum, jeigu jis būtų buvęs kitoks, vaikas būtų buvęs kitas, myliau šitą. Pirmas žingsnis nutiesti ryšį į vaiką ir pradėtų atsidaryti daugiau šilumos ir meilės. Yra pripažinti, kad šitas vaikas yra dėka būtent mano partnerio partneris. Būtent tokio jo gyvenimo, būtent tokio likimo, koks jis yra. Ir tik tada aš galiu apkabinti vaiką ir priimti jį su ta jo puse, kuri yra jo tėvas arba motina, kita tėvo puse. Galbūt man sunku bus tai padaryti, jeigu aš turiu nepasitenkinimų vyro ar žmonos atžvilgiu. Tada turėtume sąžiningai tai pasakyti. Man galbūt viduje yra sunku, bet tu vaikai turi teisę būti dalis manęs, dalis tavo tėvo, dalis tavo moteris. Tik tokia būdu tu turi gyvenimą. Ir aš nusirengiu šitam likimui. Ir aš nusirengiu tam, kad tavyje yra abu tėvai. Ir tu turi teisę turėti savyje abu. Net jeigu man nelengva tai žiūrėti, tu turi teisę turėti savyje abu tėvus ir būti panašus į abu tėvus. Stebuklingas dalykas, kad tada, kai mes pripažįstame pas vaiką tai, dažniausiai
dažniausiai jam nebereikia išreikšti tėvo ar motinos antrojo iš partnerių blogųjų savybių. Jeigu jis turi teisę jį mylėti ir būti su juo artimesnis. Santykis tėvai vaikai. Kad būtų mažiau konfliktų, kad būtų daugiau ramybės, kad aš jaučiu, jog iš manęs ateina daugiau šilumos, o vaikas galėtų daugiau gauti manęs. Mano širdies, mano šilumos. Nes jūs galite pastebėti, kad kartais aš su visa širdim, su visa meilės tave duodu, o vaikas savo vis tiek trūksta, vis tiek neaukoja. Dažnai būna tai, kad aš galbūt duodu čia, o kita dalimi ten, kur yra santykis į jo tėvą, jo motiną, aš neduodu, arba neatsiveriu. Čia aš galiu duoti dvigubai, o čia ne. Ir vaikas vis tiek tai jaučia, jis negali to priimti. Taigi, sekantis žingsnis, kad aš galėčiau iš tiesų nutiesti artimesnį ryšį su savo vaiku. Ir kad mano širdyje to ryšio būtų daugiau. Būtų pažvelgti į savo mamą, arba savo tėvą. Kurių dėka aš esu mama arba tėvas ir turiu galimybę turėti šitą vaiką. Todėl, kad jeigu aš negaliu su meile ir šeima pasižiūrėti savo motiną, arba jaučiu pretenzijas, tuomet pas mane yra pretenzijos pačiai motinystėje. Ir manyje motinystėje negalės tekėti laisvai, arba tėvystėje, jeigu aš turiu pretenzijas savo tėvą. Ir čia vėlgi tas pats kelias. Jeigu aš pasižiūriu savo mamos ar tėvo akis ir turiu priekaištų, kad kažką jūs darėte ne taip, žiūrėkime tą tašką, kad gyvenimo galimybę aš turiu tik dėka tokių gyvenimų, nes jeigu gyvenime būtų buvę kitokie, manęs nebūtų. Jie nebūtų nesusitikę, jeigu būtų kitokie žmonėmis. O net jeigu jie būtų susitikę ir jų gyvenime būtų tiekėję kitą labą, tėvas būtų negėris, mama būtų nedirbus nuo ryto iki vakaro, ar būtų kažkas kitaip. Galbūt jie gyventų harmonikesnį gyvenimą, bet tada manęs nebūtų. O aš turiu šį gyvenimą tik dėka jų tokių, kokie yra. Ir jeigu aš galiu tai priimti iš jų, tuomet aš galiu atsiverti santykiui į mamą ir pačiam pagrindiniu žodžiu. Taip, mama. Taip, man tau tokia, kaip tu esi. Nes vien dėka tavęs tokios aš turiu gyvenimą. Taip, dėti, tokiam, koks tu esi. Nes dėka tokio aš turiu šį pasaulį. Ačiū, kad buvote kartu. Ir ačiū, kad buvote būtent taip. Net jeigu man tai buvo skaudu ir sunku. Nes jeigu jūs būtume buvę ir gyvenę kitaip, manęs šį pasaulį taip pat nebūtų. Jeigu jūs būtume buvę kitokiais žmonėmis. Taigi taip ir ačiū. Ir tik tada, jeigu aš sugebėjau ištarti šitos žodžius, tik tada pas mane nusitęsia kelias, širdies kelias į mamą ir iš jos, pačią motinystę, iš tėvo, tėvystę. Ir tai nesvarbu, ar mano tėvai šiam pasauliu dar gyvi, ar jie jau yra amžinybėj, ar jie gyvena kartu ir išsiskyrę. Galimybė pasakyti tuos žodžius iš širdies yra visada. Ar šiam pasaulyje, ar amžinybėje. Taigi, tik tada, kai aš sugebėjau pasakyti tuos žodžius, mano širdyje nustoja trūkti mamos ar tėvo. Nustoja jų trūkti. Jeigu aš pasakau taip ir ačiū. Dažnai ir savo vaikus mes projektuojam tai, ko mums trūksta patiems. Noriu duoti tai, ko negavom patys. Norim, kad vaikai užpildytų tą mūsų širdies tuštumą, kurią turime. Kad vaikai atsakytų už mūsų gyvenimus, elgtųsi tai, kad aš jaučiuosi gerai.
Bet tada jie turi būti duodantis, o aš turiu būti gaudantis. Bet tikrasi santykiai esmė yra, kad tėvai duoda, vaikai ima. Vaikai ima meilę, šilumą, gyvenimą, palaiminimą. Ir štai, būtent tas santykis mama, dukra, arba tėvas, dukra, sūnus, tėvas, sūnus, sūnus. Ar bet kas iš tų skirtingų trijų lygmenų, jeigu yra pripažįstami šitie lygmenys kaip tokie, kokie yra, tik tada gali atsistatyti ryšys tiek mano su mama, su tėvu, tik tada atsistato ryšys mano su vaikais. Tik tada, kaip ir pažįstam, sakom taip, ačiū tokiam likimui, koks yra. Tik tada tas kanalas, kuris buvo pustuštis, pasklotų, kuris gali pradėti užsipildyti. Taigi čia yra tas paprastas lygmuo, kur vienam kito trūksta. Porą stebuklingų žodžių. Kad vienam kitą padėtų mažiau trūksta. Taip pat santykiai vyras ir moteris, broliai ir seserys. Galioja lygiai tas pats. Tik štai tėvų ir vaikų, brolių ir seserų lygmenyje galioja skirtinga hierarchija. Kaip jo moters lygmenyje. Tėvai yra dideli, bet yra maži. Broliai seserys daug maž lygus, bet vieni didesni, kiti mažesni. Ir štai jeigu yra pažinima šitą tvarką, mes negalime užsipildyti vieni kitais. Jeigu aš moku savo motiną, kaip reikia gyventi, aš aiškinu jai, kaip jinai turi elgtis, kokia jinai turi būti, ar savo tėčiui. Aš tampu didesnis ar didesnė už jį, ar už ją. Ir natūralu, kad man jos trūks. Man jos trūks ir mano širdyje kažko trūks. Meilė ir ryšys gali tekėti iš viršaus į apačią, kai iš didesnių duodam mažesniems, iš mažesnių mažiausias. Todėl pirmas santykis norime užpildyti šitą ryšį, kad man netrūktų prie stalo kažko, kas mane globoja, kažko, kas mane laimina. Kad man netrūktų, kad aš turėčiau tą palaiminimą savo gyvenimą, savo širdį, savo šeimą. Aš turiu pripažinti, kad tėvai yra dideliai. O aš esu mažas ar mažas. Jie davė, aš gavau. Davė tai, ne toks kitas. Ir galbūt netgi sėdant prie stalo išlaikyti šitą tvarką, kur pagal laikrodžio rodiklę sėdant. Visų pirma yra vyriausiai, jaunesni ir patys mažiausiai. Kartais yra labai sveika tą tvarką išlaikyti ir realiai pagal ją atsisėsti prie švenčių stalo. Seneliai, jų vaikai ir anūkai. Ir vaikai taip pat, broliai seserys lygiai taip pat, vyriausiai broliai seserys, jaunesni, jauniausi, taip, ir vaikai vyriausiai, jaunesni, mažiausiai. Ir lygiai taip pat dalinant vaišes, pradėti nuo vyriausių ir baigti mažiausiais. Jūs galite pabandyti. Tam, kad pripažinti šitą tvarką. Ir jūs pajausite, kaip tai veikia. Bet kokį poveikį mes galime pažinti teisingą ar neteisingą pagal vieną paprastą dalyką. Ar mūsų viduje visų kartų yra daugiau? Ar ryšys nuo to auga ir stiprėja, ar mažėja? Ar pilnatvė didėja, ar mažėja? Nes jeigu aš visų pirma noriu pasirūpinti vienu ar kitų vaikų, bet bendros pilnatvės pas mane neatsiranda, tai esmė tame, kad ir tam vaikui tos pilnatvės trūks. Tas vaikas su manim galbūt užmezga stipresnį ryšį, bet jam trūks kitų žmonių. O kadangi manyje yra ir vaiko mama tėvas, manyje yra ir mano tėvai, vaikų trūks ir manęs, nes aš be jų taip pat nesu šiam pasaulyje. Vienas iš tokių paprastų techninių dalykų, kas galite išbandyti.
principų, pagal laikrodžio įprotį. Nuosekliai, nuo geriausio prie mažiausio. Vyriausia duoda, mažiausia ima, perduoda mažesniems ir patiems mažiausiams. Tada kartais kiti galvoja, kad mažiausiai bus labiausiai nuskriausti. Ne. Mažiausiai gauna daugiausiai meilės. Ir dažnai didžiausiai pasidalina su mažaisiais visko, ką gali. Taigi, hierarchijos tvarka, lygiai taip pat brolio seseris. Pabandykite atsisėsti šalia savo brolių seserų, gal ne prie kūčių stalo, gal kalėdose mes lankome brolių seseris, kur vyresnysis būtų dešinėj pusėj, aš čia vyriausias, jaunesnis, jauniausias. Kad pripažinti, jog tu esi didesnis ar didesnis už mane, aš esu mažesnė, o tu esi ir mažiausias. Dažnai nesantarvė tarp brolio seserų ir trūkumas viduje sesers ar brolio, šilumos, artumo būna sąlygota to, kad mes tiesiog neišlaikom tos tvarkos. Kas didesnis, kas mažesnis. Taigi, ko reikia atsėdant prie kūčių stalo, nieko netrūktų. Kad turėtume daugiau ramybės, sąmonės, mažiau konflikto ir daugiau pilnatvės. Taigi, pripažinimas, kad jeigu mes turim konfliktus, tai visų pirma, pripažinimas, kad man trūksta tavęs, o tau trūksta manęs. Kodėl dar būna, kad vis dėlto trūksta? Dažnai tam tikros pretenzijos į vyrą ir žmoną, kurios vienas prašo, kitas neįvykdo. Jos taip pat būna susiję taip pat su hierarchija, su tam tikra tvarka. Tam tikra hierarchija, kaip aš minėjau, tėvai dideli, vaikai maži, tačiau vyras ir žmona, jie turėtų būti lygus. Ir jeigu vienas iš partnerių sako, aš visuomet esu svarbesnė, arba aš esu visuomet svarbesnis, tai, kad darau aš dėl šeimos, yra svarbu daugiau. Jau tu niekad negalėsi man prilygti. Jeigu viduje yra tokia pozicija, natūralu, kad partneris ar partnerė dažnai kaip tik elgsis konfliktiškai arba atsitrauks, arba kartais pasielgs blogai dar kartą paves. Tam, kad parodyti, jog aš netuščia vieta. Ir noras padaryti tinkamai, jis taip pat gali būti sumažintas. Todėl, kad jeigu ką aš padaryčiau, aš vis tiek negalėsiu prilygti tau, tada kaip prasmės stengtis. Gali būti natūralu, kad šeimoje kartais didesnį indėlį į vienus dalykus įdeda moteris, kitus dalykus įdeda vyras. Kai kartais yra šeimos, kuriuose iš tiesų žymiai didesnį indėlį įdeda vyras arba žymiai didesnį indėlį įdeda moteris, taip susiformavo. Tačiau šiuo atžvilgiu leiskite savo susėdę prie kūčių stalo arba besiruošdami tai vakarienei. Pasistengti pamatyti tą dalį gyvenimo, kur jūs esat vienas kitam svarbus ir moteris iš vyro gauna kažką tokio, ko negali gauti iš kito vyro. O vyras gauna iš moters kažką tokio, ko negalėtų gauti iš kitos moters. Ir tada pasakyti, kad tai, ką tu duodi man yra iš tiesų svarbu. Net jeigu aš padarau kažkuo daugiau dėl vaikų ir dėl šeimos, man yra iš tiesų svarbu tai, ką tu gali duoti. Ir jeigu tu duosi dėl manęs savo šilumos, meilės, buvimo, palaikymo, dar nors truputį daugiau, aš būsiu tau iš tiesų dėkinga. Nes tai man iš tiesų reikalinga. Ir tai man yra svarbu. Pripažinimas, kad vienas ir kitas gali įdėti reikšmingai. Ir pripažinimas to, kad tai, ką tu duodi, man yra svarbu. Aš tai nenusipirksiu už pinigus. Aš tai nenusipirksiu turgui. Aš tai negausiu iš kito vyro. Ar iš kitos moters. Ir štai čia mes kaip tėvai esam lygus atžvilgiu. Nors galbūt aš arba tu įdedam didesnį indėlį į kažkokią dalį mūsų bendro gyvenimo.
bet mes esame lygiai svarbus vaikams. Ir tu gali duoti man kažką lygiai svarbaus, kaip ir aš tau. O štai šito reikšmingumo pripažinimas taip pat gali būti labai reikšmingas, kad santykiai atsistatytų. Ir kad prasidėtų visai kitas etapas. Nes vyras ir moteris šiaip yra lygus. Kažkuo įdeda daugiau vyras, kažkaip įdeda daugiau moteris, bet jie turėtų būti savo reikšmingumu lygus. Čia apie hierarchiją. Kitas dalykas, kodėl gali būti, kad kažko trūksta širdyje. Ir mes einam į gyvenimą, bet vis tiek kažko trūksta. Galim įsigyti gerus baldus, gerus daiktus, bet vis tiek kažko trūksta. Galim susirasti mylimą žmogų, bet vis tiek kažko trūksta. Dažniausias tas kažko trūksta. Tai yra dažniausiai trūkumas ne kažko kito, o kaip tik būtent artimo žmogaus. Artimas žmogus ir visų pirma, tai mūsų santykis į mamą ir tėvą. Apie tai aš šiek tiek kalbėjau, ko reikia, kad ryšys atsistatytų ir ko reikia, kad tas ryšys galėtų būti kitoks. Taip pat gali būti, kad trūksta artimo žmogaus brolio ir sesers. Ir būtent hierarchijos disbalansas, kur, pavyzdžiui, mane mama jaunesnį vaiką su tėvu kėlė į pirmą vietą, o mano vyras ten brolis lyg tai buvo antroje vietoje, sesuo. Šitas disbalansas hierarchijos gali padaryti tai, kad pas mane su broliu su sesėm ryšys yra išlaikytas ir mane trūksta. Taigi hierarchijos atsakymas, kaip jau gali padidinti ryšį. Tačiau yra ir nematomų dalykų, tokių, apie kuriuos mes kartais net nepagalvojame. Bet pavyzdžiui, jeigu šeimoje yra žmonių, apie kuriuos nekalbama, ir kurie lyg tai yra ištrinti iš šeimos rato. Visų pirma, tai būtų mano tėvų šeimos negimę vaikai ir iš paskos mano šeimos negimę vaikai. Jeigu pas mano tėvus yra negimusių vaikų, ir tarp manęs ir brolio, tarp manęs ir sesers, ar po mūsų, ar prieš mūsų, tai yra negimęs vaikas. Ir jeigu jis yra nepripažintas, neįvardintas, kaip be vietos, natūralu, kad viduje tarp brolių seserų kažkur tai prabėgus kaip juoda katė, kaip kažkokia tuštuma. Tarp tėvų ir vaikų vis tiek bus kažko trūkumas. Ir širdyje dažnai mes jausim tą trūkumą. O galbūt tada į savo vyrą arba į savo žmoną aš bandysiu pareikalauti iš jo tokio buvimo, tos artimos dūšios, kaip aš iš tiesų norėčiau turėti savo brolį arba seserį. Bet atitinkamai sutartinis į tai reaguos neigiamai. Jis priešinsis tokiam artumui. Todėl, kad tai nėra vyro ir moters artumas. Tai yra brolių seserų artumas. Ir jeigu mes galim žinoti, tu gali sužinoti, ar kartais mūsų šeimoje nebuvo ar negalėjo būti daugiau. Ir tuomet duoti vietą širdyje savo broliams ir seserims, kuriems nepavyko ateiti iš pasaulio. Ne dėl to, kad tėvai blogi ar kažkokie tai netikė. Toks tiesiog bendras likimas visos visuomenės, visų mūsų. Kur kartais vaikai, kurie negimė, neskaitomi po vaikais. Bet dūšios neapgausi, širdės neapgausi. Jinai žino, kad tie, kurie atėjo savo prasidėjimu, jie yra dalis mūsų. Jos galite išbandyti. Jei kartais jums yra žinoma, jog šeimoje, arba galim paklausti mamos ar tėvų, ką mūsų negalėjo būti. Galėsite pamatyti, pavyzdžiui, kaip kartais su ašaromis akise arba su sustingimu, tai atreaguoja. Tai reiškia, kad tas yra reikšminga. Ir jeigu uždegs žvakelę ar duoti vietą širdyje ir tam,
asmenį, kuriam nepavyko ateiti. Ir įsivaizduoti, kad čia tarp brolių seserų rato, kažkur ten žinybėje yra dar vienas mūsų brolis ar sesuo, dar vienas, o gal 2, gal 3, o kartais 4, 5 ar 6, net ir tai būna šeimose. Ir pripažinti, kad Kalėdų šventėje mes gal galime užtekti 4 ar 5 ar 1 ar 2 žvakutes tiems, kuriems nepavyko ateiti ir gimti. Tyčia ar netyčia. Dėl to, kad jį buvo atsisakyta, tiesiog nepavyko. Jūs galite matyti savo jausmą. Kuo jis skirsis nuo to, kai apie tai buvo net nekalbama. Lygiai taip pat santykyje į savo vaiką, į savo partnerį. Gal ir lygiai tas pats. Jeigu šeimoje yra negimusių vaikų, ryšys tarp partnerių bus dažnai nutrūkęs. Ir jie niekad negalės laisvai jaustis vienas su kitu pilnatvėje. Ir kažko trūks mūsų vaikams. Todėl ar aš mama, ar aš esu tėvas, ir jeigu taip įvyko, kad pas mus yra negimusių vaikų, turėtume galbūt uždegti žvakelę jiems ir sėdėdami prie stalo, duoti savo širdyje vietą ir tiems, kuriems nepavyko ateiti. Galbūt atlaužti gabalėlį duotėlio ir suvalgyti, duodant savo širdyje tai savo laiką, tam, kuriam nepavyko ateiti. Ir pažįstant, kad tu esi dalis mūsų šeimos, tu esi dalis mūsų, tu esi dalis mūsų giminės, tu esi vienas iš mūsų. Šitas faktorius iš tiesų yra labai svarbus. Dažnai neatstačius šito faktoriaus, neatstačius pilnatvės dėl prarastų vaikų, nepavyksta atstatyti vyro ir moters ar tėvų ir vaikų pilnatvės ir stiprybės. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai sunki ir nelengva tema. Bet jeigu iš tiesų pripažįstame jų gyvenimą tiek, kiek jam buvo duota, ar kelios savaitės, ar keli mėnesiai. Ir esame dėkingi už gyvenimo dovaną, tiek kiek likimo buvo jums duota. Jie iš tiesų gali tapti mūsų dalimi ir mūsų širdis gali turėti daugiau pilnatvės. Vyras ir pažvelgęs į žmoną, žmona pažvelgus į vyrą ir pasakiusius viens kitam, kad mes iš tiesų turim ne 2, kurie augo, o 4 vaikus. Ir mes esame 4 vaikų tėvai. Jie jausis kiek kitaip. Jausis kitaip ir atsidarys dar 2 svarbus ryšio kanalai, kur jie iš tiesų gali būti kartu. Tie kanalai, kurie galbūt buvo trūkę. Ir jiems vienam kitų trūko. Ir jėga vyro ir moters, ir jų tėvystės jėga į vaikus tada auga. O vaikai taip pat tada įgauna teisę būti reikšmingais vaikais. Nes vaikų viduje taip pat yra tas faktorius, kad kartais jeigu nesvarbus, nereikšmingas, nematomas mano brolis ar sesuo, kuriam nepavyko ateiti šį pasaulį, jeigu mano brolis ar sesuo yra nereikalingas ir nereikšmingas, ir aš negaliu jaustis mylimas. Bet jeigu mano brolis ar sesuo turi vietą tėvų širdyse, ir aš turiu vietą tėvų akyse ir jų širdyse. Taip pat, sakykime, ko gali trūkti, kad mūsų širdyse galėtų būti pilnatvė. Ir kaip jie atsakyti. Šeimos vieta, susėdus prie kūčių stalo. Kartais yra kalbama apie įvairiausius dalykus, bet tik ne apie šeimą. Apie politiką, apie valdymo šeimą, apie ką tik ne. Bet ne apie šeimos gyvenimą. Ir štai čia. Mes galim galbūt užvesti temą ir paprašyti vienas kito. Paprašyti savo tėvų, kurios aplanko. Prisiminti mūsų pačių jaunystę, vaikystę. Prisiminti savo jaunystę. Papasakoti. Papasakoti apie galbūt kažką iš savo šeimos gyvenimo. Kad tai nuskambėtų čia mūsų rate. Ir štai dažnai per tos pokalbius mes galim pastebėti, kad būna žmonės, apie kuriuos nesinori kalbėti. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų brolių ar seserų, kuris geria, kuris gyvena netinkamą gyvenimo būdą, arba kuris anksti mirė.
jaunystėje, paauglystėje, vidutiniam amžiuje. Kartais apie tai nenorima kalbėti. Vengiam iš tikrųjų. Tačiau jeigu užvesti kalbą apie tai, apie būtent tą žmogų, su pripažinimu, kad jis yra dalis mūsų, net jeigu jūs pastebėsite, kad šiek tiek ateis daugiau liūdesių į užstalės ratą. Tačiau svarbiausias klausimas, kurį mes turime užduoti, kuriuo atveju mūsų širdis tampa pilnesnė. Ar tada, kai mes tą žmogų ignoruojame, sakom, kad jo lyg nėra ir apie jį nekalbame ir galime linksmiau šypsotis. Ar tuo atveju, kada mes paklausim vieni kito, kaip laikosi tavo mūsų brolis, tavo brolis ar mūsų brolis, ar sesuo, kuris galbūt geria ir čia neatvažiavo, kuris galbūt gyvena blaivią gyvenimo būdą, galbūt sėdi kalėjime, galbūt metė šeimą išvažiavo kitą šalį. Ir jeigu užvedus kalbą apie jį, vis dėlto įvardinti, kad jis yra mūsų, vienas iš mūsų. Net jeigu jo gyvenimas sunkus ar nelengvas, net jeigu jis yra apyskelės, jis yra vienas iš mūsų. Jūs galėsit pajausti. Pripažinimas, kad jis yra vienas arba eina iš mūsų, ką atneša į šitą ratą? Daugiau tuštumos, daugiau pilnatvės. Net jeigu tai atneš kažkiek liūdesių, bet su to liūdesiu mes turim daugiau vieni kitų ar mažiau. Kūčios ir kalėdos yra šeimos šventė. Ir kas ne kas, bet būtent šeima, iš esmės gali būti labai gydantis mechanizmas, labai gydantis. Štai kaip ir vieną seminarą atėjusi moteris, kurios dukra buvo iškeliavusi iš namų ir visus porą metų nebuvo namuose. Gavo tokį patarimą. Kad tu gali kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą glausti savo dukrą prie savęs jausmiškai. Įsivaizduoti, kad tu laikai apkabinusi savo dukrą. Tiesiog su meile sakydama, kad tu esi mano dukra. Tiesiog glausti ją kaip mažą vaiką. Kiekvieną vakarą, tai tu galėsi prisiminti. Aš tai man buvo sujaudinti to patirimo, tos galimybės. Ir po kažkiek laiko, po kažkiek mėnesių atėjus vėl seminarą, girdėjo, kad net ir dar, jei pavyko tai daryti. Vietoj to, kad pykti ir kaltinti ir laikyti nuoskaudą, kad dukra išėjo iš namų ir valgys neaišku kur. Iš tiesų gyveno gana palaitą gyvenimo būdą. Bet štai mama paliudėjo, kad jai pačiai pati visai kitaip jautėsi turinti dukrą. Ir vieną dieną ta dukra atėjo, apsikabino savo mamą. Ir aš ilgai buvo vieną kitą apsikabėjusius tylėjimus. Nesakydamas vieną kitą į žodžių. Bet mama pajuto, kad kažkas pasikeitė. Kažkas iš širdies į širdį pradėjo tikėti. Ir nors dukra paskui nieko nepasakęs, nei žodžio išėjo. Bet mama suprato, kad dukra jau kitokia. Ir jos gyvenimas pradėjo keistis. Taigi tas žmogus, apie kurį šeimoje nekalbama, kuris eina netinkamų kelių, žaloja sveikatą, galbūt jiems svarbus vien pinigai arba kažkas. Bet pasakymas, kad tu esi mūsų, tu vis tiek esi mūsų. Ir pasikalbėjimas apie jį, ir prisiminimas jo galbūt jaunystėje, pasidalinimas apie jį, gali būti gydantis procesas ne tik visai šeimai, ne tik visų širdims, bet ir tam žmogui, apie kurį jūs kalbate, kuris lyg vėl atranda teisę būti šeimos nariu.
kuris per šitą pasidalinimą vėl yra įjungiamas į šeimos ratą, ir jam yra pasakoma, tu esi mūsų. Taip pat sugrąžinimas į šeimos ratą į savo širdis. Ir sakau tiems žmonėms, atžvilgiu tų žmonių, kurie galbūt anksti mirė. Anksti mirė brolis, sesuo, tėvų broliai, seseris. Ir tuomet būtų svarbu, sakysim, pasidalinti, ką mes gero turime iš to žmogaus gyvenimo. Nes dažnai visi žiūri tik į mirtį, į netektį. Ir perdima dėl to, ko tas žmogus dar nenugyveno. Vietoj to, kad pasidalinti tuo, ko jis galėjo mus pradžiuginti per savo 30, 40, 20, o gal tik 10 metų, o gal tik 5 metus, o gal tik 2 metus, kiek jam tam vaikui teko gyventi. Pasidalinkime gyvenimu tuo žmogaus, kuriam buvo lemta baigti savo kelionę žemiškai. Ir čia dabar prie mūsų stalo nieko. Jeigu išdrįsime pasakyti, kad jis yra dalis mūsų, ir aš dėkingas už tuos metus, kuriuos jis mums dovanojo, ir noriu čia pasidalinti tais metais, tais atsiminimais apie jį, apie ją, kur mums buvo kaip dovana duota. Gali būti, kad ne vienas žmogaus ašarų. Bet klausimas, kuriuo atveju mūsų širdis tampa liūdnesnis? Kuriuo atveju mes labiau esame šeima? Kuriuo atveju mes savo viduje turim daugiau pilnatvės ir vieni kitų? Nes dažnai tas žmogus, kurio trūksta, mes jo vis tiek ieškome. Jeigu mes apie jį nekalbame, jeigu jį sakom geriau neprisiminti, kad neskaudėtų, mūsų širdis jo vis tiek ieško. Ieško savo vyrą, savo žmonoje, kelia jam pretenzijas, priekaištus, reikalavimus, kad tu kompensuotum man tai, ko man šimtiek trūksta, mano brolis, sesers. Atžvilgiu vaiko, kad tu turi būti man kaip sesuo, mano dukterė, o gal man iš tiesų trūksta sesers, kurių mirė vaikystėje, kai aš buvau maža. O gal negaliu. Kartais liūdesys šeimoje esantis, pavyzdžiui, pažvelgia savo tėvų akis. Ar seneliomis kartais galime matyti liūdinčias, tai pavertinčias akis. Net jeigu žmogus šypsosi, jo akis kartais yra liūdinčias. Ir dažniausiai tai reiškia apie tam tikrą netektį, kuri yra pas jį ar pas ją. Galbūt tai anksti miręs brolis ar sesuo, gal karo laikai, gal pokalbio laikai, gal vaikystėje. Ir kartais tas liūdesys nešamas per visą gyvenimą. Bet tai būtent pasidalinimas ir paklausimas ir pasikalbėjimas apie tą žmogų, kurio kelionė baigėsi. Ir dėkingumas už to pasakojimą, dėkingumas už tai, kad aš apie tai išgirdau, dėkingumas už tai, kad buvo papasakota apie šeimos gyvenimą. Gali užpildyti spragą ir mes nebeieškosime to žmogaus, nesąmoningai neieškosime savo vaikose, savo vyre, savo žmonoje, nekelsime tokių klausimų ir pretenzijų kitam. Yra nepamatuoti. Iš tiesų, tas žodis nepamatuoti, aš šiek tiek atkreipsiu dėmesį, ką aš turiu minėti. Kartais man tenka padėti žmonėms tvarkyti šeimos santykius, konfliktus, kur žmona sako, vyras manęs nepaklaužia, neapkabina, nepasako gero žodžio, aš jo iš jo reikalauju, tu pabūk šalia, pasirūpink, atsiliepk kitą prašymą, kurį aš sakau. Ar tai neadekvatu, kad aš iš jo to reikalauju? Iš jo šito noriu. Žinoma, jeigu pamatysim grynai pažodžiui, tikrai adekvatu. Moteris, žmona, turi teisę iš vyro šitą sulaukti. Tačiau, kai paklausėm vyro, jis sako, man tas reikalavimas nereikalauja kažkaip taip, kad man nuo to darosi per sunku. Arba aš jaučiu, ką aš to padaryčiau, jie vis tiek bus negerai.
Ir dažnai, kai pasižiūrėjau su šeimos konsteliacija, su kuo mes šiandien dirbsim tą vidinį procesą, dažniausiai matome tai, kad ta moteris iš vyro reikalauja būtent broliško, kaip vyresnis brolis turėtų pasirūpinti, kaip tėvas turėtų apkabinti, kaip mama turėtų nuglausti. Ar kaip teta, mamos galbūt sesuo, kuri galbūt visame amžinybėje turėtų, sakykime, krikštamotę mane apkabinti. Ir kai šitos dinamikos jos pasitraukia, kai širdyje pas mane nebetrūksta tėvo, mamos, brolio, sesers ar savadiečių tetų, tokia atžvilgiu tas žmonės sugrįžta ir sako tą patį vyrui, ką jis sakė anksčiau, na, pabink mane, na, padaryk dėl manęs kažką, ir jis jaučia kažkaip kitaip. Va, dabar čia aš matau moterį, pas noriu tai padaryti. Kažkas keičiasi, žodžiai lyg tie patys, bet jausmas keičiasi. Lygiai taip pat vyras moterį, lygiai taip pat moteris vyrui. Iš esmės, irgi pusės tas pats veikia. Lygiai taip pat, jeigu vyras iš žmonos kelia į tokius reikalavimus, kad ją tai perkrauda, apsunkina, greičiausiai jam trūksta ko? Žmonos. Arba sesers arba mamos. Ir štai tam tikras pasikalbėjimas prie stalo, galbūt apie jaunimus ir mamą, su dėkingumu jai ir jos gyvenimui gali padėti ir vyro širdyje, tai užpildyti tą spragą, kad jo viduje taip pat atsirastų jo mamos. Jis būtų labiau laisvas savo žmonai kaip vyras ir nereikalauti iš jos to, ką jis turėjo gauti iš mamos. Taigi jungimas visų tų žmonių iš šeimos rato. Taip pat dar vienas svarbus dalykas, kad netrūktų vieniem kitų, netrūktų kažko širdyje, kad mes iš tiesų galėtume pasijausti šeimos rate. Yra tai, kad mes, sakykime, kai žiūrime savo tėvų akis, esam šalia jų, aišku, mes pergyvename už tuos dūšios sunkumus, už tuos pergyvenimus, kuriuos turi jie. Mama turi liūdesio, tėvas turi liūdesio, pykčio, liūdesio, kažkokios tuštumos ar kažko jam trūksta. Ar turi lygą. Tai yra pavargę gyvenime. Ir jeigu mes su gailesčiu žiūrime į jūs, sakome, man labai gaila, mūsų vidus stengiasi jiems padėti. Bet vienas dalykas, kad yra du būdai skirtingos pagalbos. Vienas būdas yra tokios pagalbos, kur aš įsijungiu į tą jos arba jo liūdesį, tėvo mamos trūkumą įsijungiu. Ir tampu tokia pati kaip mama, nešu tą patį trūkumą kaip mama, tą patį liūdesį, tą patį nepasitenkinimą, kaip ir mama, kaip tėvas. Kartais pasižiūrėkite šeimos rate, prie stalo prie kūčių, arba kalėdų stalo, arba bet kokią šventę susėdus. Jeigu kažkas iš vyresnių šeimos narių, tėvas, mama, senelis, močiutė, kažkas tai pradeda būti nepatenkinti, sakykime, nepatenkinti politiką, visuomenę, dar kažko, kaip greitai kartais tas ratas persiduoda ir visi su to pačiu nepasitenkinimu pradeda apie tai kalbėti. Tik užsikrėtė tokių dalykų. Taip, čia bloga, taip, čia per televiziją nusikaltimą, taip, kad čia nieko negali pasitikėti, taip, ir taip, tada. Kodėl ta bacila yra tokia užkrečiama? Arba paprasta. Mes užsikrečiam tų vyresnių žmonių šitą bacilą, jų liūdesių, jų nepasitenkinimų, jų pykčių, jų erzelių, jų nepatenkinimų dėl mažos pensijos, dėl visuomenės, dėl valdžios. Mes susikrečiame labai paprastai. Todėl, kad mums jų trūksta. Mums jų trūksta. Ir kai mes tamam tokie patys kaip jie, nepatenkinti. Mes turim artimesnį ryšį su mama, su tėvu. Mes turim jų daugiau. Ir paprastas dalykas. Kai aš esu tokia pati, kaip tu, mama, aš turiu tavęs daugiau. Kai aš esu toks pats kaip tu, tėti, aš turiu tavęs daugiau.
ir mes tampam tokie patys, ta bacila daug nusikrečia. Tačiau, kaip išeiti už to būtų ratą ir išdrysti vis dėlto pasikalbėti apie kažką gerą, paklausti apie tavo vaikystę, apie tavo jaunystę, apie tavo gyvenimą, apie savo vaikystę, kaip aš sėdau pirmą kartą už kūčių stalo, ar neužlipau ant jų, ar nesušviečiau, vadinasi, skaniausio patiekalo, kol jūs ruošat stalą. Papasakok man apie tai. Taigi, jeigu žiūriu į nepatenkintą motiną tėvą, brolį seserį, ir nepatenkintas akis ar jausmus ar žodžius, ar liūdesį, kad neužsikrėsi tą bacilą ir neįsivažiuoti tą ratą, tokį nepatenkinimą. Tiek aš galiu padaryti, pažiūrėjus į jos akis, pasakyti, taip, mama, tavo gyvenimas toks, kol tu negali džiaugtis kažkuo tai. Tavo gyvenimo kelias toks, kol tu negalėjai pasidžiaugti galbūt laisvę, šilumą, tėvų meilę. Tavo gyvenimas toks, mama. Ir vienintelis dalykas, ką aš galiu, tai nusilenkti su pagalba tavo gyvenimui, kuriame tu negalėjai atsipalaiduoti. Tik rūpinasi. Vargai. Aš galiu tik nusilenkti tavo vardui, tik nusilenkti tavo rūpesčiu ir nusilenkti tavo nepasitenkinimui. Tu visų to mokėjai už tai, kad sugebėtų mane užauginti. Viskas, ką aš galiu, mama, iš tiesų tik pagerbti tavo rūpestį, tavo liūdesį, tavo nepasitenkinimą, tavo gyvenimo dienas ir naktis. Su gilia pagalba. Būtent toks tavo gyvenimas. Būtent toks tavo kelias. Jeigu tavo kelias būtų buvęs kitoks, mama, manęs nebūtų. Jeigu tu būtum sugebėjus patirti daugiau laimės, šilumos, meilės, grožio, manęs nebūtų. Būtų kitoks tavo gyvenimas, bet nesu. Ir mes pagausim save tos akimirkos. Kad aš galiu tik gerbti tavo liūdesį, tavo nepasitenkinimą, tavo erzelį, tavo nervus. Galiu tik gerbti ir nusilenkti jiems. Mama, tėtį. Ir nusilenkti tai kainai, kurią jūs sumokėjote. Už tai, kaip jūs gyvenate. Ir pasirūpino, kad aš laukčiau. Jeigu sugebėsiu nusilenkti jiems ir liūdėsiu, sugebėsiu neįsivelti į tą nepasitenkinimo ratą, pasakyti taip, toks jūsų gyvenimas. Ir aš galiu tai tik gerbti. Ir tada stebuklingas dalykas. Šie gyvenimai lygiai atsiskiria. Jų gyvenimas su tais dalykais lieka ten, aš esu čia. Mes susijungiame. Bet tokiu būdu, kad aš imu iš jų gyvenimo dovaną ir su pagarba nusilenkiu jų gyvenimo vargams. Aš jūs turiu su pagarba ir man netrūksta. Ir aš galiu imti savo gyvenimą kaip dovaną ir su juo padaryti kažką gražausio. Ir jis stebuklas. Nuo to, kad mes duodam vietą širdyje jiems tokiems, kokie yra. Kad mūsų širdise kiekvienas žmogus rastų savo vietą. Tiek nugyvenęs 100 metų, tiek nugyvenęs 30 metų, ar 20 metus. Ir tiek galbūt nesugebės ateiti šitą pasaulį ir negimės. Tiek tas, kurio gyvenimas buvo sėkmingas, jis užaugo ir turėjo vaikų, užaugino gražius vaikus. Tiek tas, kuris nesugebėjo vesti, ištekėti ir neturėjo vaikų. Nes tas žmogus taip pat kartais būna lyg išstumtas iš šeimos rato, lyg paliktas kaip
nelabai tinkamas. Kad štai mes užauginom vaikus, o jam, mano dėdė tetai, brolius seserį, bevaikis. Tačiau jisai taip pat išreiškia kažką mūsų šeimos gyvenimo tikimą. Ir jeigu duoti vietą širdį ir jam, tada ir aš labiau galiu vertinti ir jausti savo gyvenimo dovaną. Tai kaip ir vienas iš tokių pavyzdžių. Atėjo konsultacija moteris ir sako, kas vyksta, kad mano gyvenimas, sakykime, jau apie keli metai griūna. Jie apie 40, sakysim, 4 buvo metus. Mano gyvenimas jau kokie 4 metai griūna. Ir kai padarėm konsteliaciją pasižiūrėti vidinį pasaulį tos šeimos, jos gyvenimo ratą, pasimatė, jog sunkumas, dūšios sunkumas yra šeimoje. Ir taip įdomi, sakysim, kad jos brolis vyresnis su tuo sunkumu susijęs, bet nuo jo nusisukęs. O jinai atsisukusi tą sunkumą, kuris yra ryšyje su mama. Ir štai aš klausiu, kas vyksta su broliu. Aš matau, kad brolis taip pat turi kažkokį ryšį su šeimos sunkumu. Sako, tai brolis daug metų gėrė. O tai ką, dabar nebegeria? Ne. O kaip? Nu, vat šeima paspaudė, jau žmona, vaikai, mes visi paspaudėm, jis užsikodavo. Kiek metų kaip užsikodavo? 5 metai kaip užsikodavo. Vadinasi, metai pusantrų praėjo, kaip jis užsikodavo. Švytuokliais įsubavo ir tą sunkumą pradeda nešti sesuo. Nes brolis užsikoduodamas jisai pasakė, ne, yra kažkas sunkumas, bet aš matau nusisuku. Nesakau, kad koduotis nereikia, nes kartais tai gali būti vienintelis būdas išgelbėti galbūt gyvybę žmogaus. Ir jeigu atvažiavo žmogus iki tiek, kad jau, sakykime, kitaip neišeina, jis geria kiekvieną savaitę ar kiekvieną dieną, tam, kad išgelbėti sveikatą, gyvybę, galbūt iš tiesų reikia užsikoduoti. Bet nepamirškime, kad kodavimas į dūšios negydo. Jis tik suteikia kažkiek laiko būdui. Ir jeigu dūšia negydoma, jeigu nekeliam dėmesio į tai, kad kažkas sužeista šeimos dūšia reikia padėti gydyti, tada gali būti taip, kad vienas žmogus baigia tą naštą nešti, kitas perima. Taip, kad bėda ir sunkumas dažnai egzistuoja šeimoje ir tie šeimos nariai, kurie galbūt eina savižudybių, priklausomybių, alkoholio, sakysim, depresijų ar kitų kelių, gyvena tam tikrose sunkiose būsenose. Gali būti taip, jog aš turėjau galimybę užaugti, išeiti į gyvenimą, baigti aukštosius mokslus, sukurti šeimą, dėl to, kad mano brolis ir sesuo neša kažkokį šeimos krūvį ir jo netenka nešti man. Jūs tikriausiai matote tokių pavyzdžių, kai vienas išeina į bijos, kitas išeina į sėdą. Ar jie sukuria gražią šeimą. Tokių pavyzdžių taip pat yra. O jeigu padalinti tą šeimos krūvį ant abiejų, kas bus? Galbūt nei vienas, nei kitas bus šiek tiek išgyvenėjantys abu, taip, ir nei vienas nesukurios normalią šeimos. Arba abi šeimos bus pavyzdžius. Taip, kad jeigu šeimoje yra vienas žmogus, kurio likimas sunkus, taip, nepamirškim, kad tas sunkus likimas yra dalis visų mūsų. Ir gali būti, kad aš turiu savo galimybės, dėka to, kad mano brolis ir sesuo neša sunkiai šeimos dūšios dalį. Ir jis yra svarbus. Ir mes turime apie jį pasikalbėti. Ir turime duoti vietą širdyje, jo gyvenimo likimui. Taigi, kiekvienas turėtų turėti vietą mūsų širdyje. Kiekvienas veikimas, kiekvienas gyvenimas. Koks jis bebūtų. Tai nereiškia, kad iš nusikaltėlio mes turime padaryti šventai. Nereiškia, kad iš žmogaus, kuris paliko metę šeimą arba vaikus, mes turime padaryti angelą. Nusikaltimai, nusižengimai turi būti pripažinti ir įvardinti. Ir žmogus turėtų pareigą galbūt nešti atsakomybę už tai, už savo netinkamus žingsnius. Tačiau vis tiek išlikti mūsų dalimi. Vis tiek išlikti mūsų broliu ir seserimi, kuris yra svarbus. Ir galbūt aš išvengiau savo gyvenimo kelyje klystkelių,
dėka to, kad mano brolis ar sesuo, tėvas ir mama, ar jų brolis ar broliai seserys neša sunkiai darė. Taigi, kelias sielos ir širdies pilnatvė. Ko reikia, kad mes susėdėme kūčių stalą, apskritai galėtume ateiti prie jo. Turėtume daugiau savęs ir daugiau pilnatvės. Turėtume daugiau savo jausmų, o ne kartuoti mamos ar tėvo jausmus ir žodžius. Visų pirma, kaip minėjau, pagerbti jų gyvenimus tokius, kokie yra. Nusilenkti jų liūdesiui, baimėms, sunkumams ir nepritekliams. Ir jų nepasitenkinimą gyvenimą. Nusilenkti su pagarba ir pripažinti, kad mes savo gyvenimą gauname iš tikrųjų ir tik dėka jų turim savo kelią. Taip pat prie šeimos stalo ateiti su visais tais žmonėmis, apie kuriuos mes patys nekalbame. Savo galbūt broliais ir seserimis, tiek likimai buvo sunkus ir tiek, kuriam nepavyko ateiti šį pasaulį. Pripažindami juos kaip dalį mūsų gyvenimo, dalį mūsų šeimų. Dalį mūsų partnerystės tarp vyro ir žmonos, ir dalį mūsų širdžių, dalį mūsų vaikų. Ir susėdę prie šeimos stalo, galbūt užduokim klausimus ir pasikalbėkime apie tuos, kurių nėra šalia, kokie likimai galbūt buvę sunkus. Pripažindami, kad jie yra dalis mūsų gyvenimo. O galbūt paklauskime apie jų tos dienos, kurios buvo gražios, kai jie galėjo dovanoti mums savo širdį ir meilę. Galbūt kažkas iš jūsų pasinaudos tą galimybę ir pradėjo tokius pokalbius prie stalo. Gal įsijungs diktofoną. Jūs turėsite unikalius kadrus, unikalius žodžius iš savo tėvų ar senelių, kurie dar yra, kurie gali pasidalinti. Šeimos istoriją, šeimos gyvenimą. Kad kiekviena mūsų širdis būtų daugiau mūsų visų. Ir tuomet ypatingų gyvenimo būdų susijungia gyvėjai ir skirti. Nes tie, kas išėjo iš pasaulio, tie, kas jau mirė, visų pirma, jie buvo gyvi. Niekas nemiršta, kuris negyvena. Dažnai mes būnam įstrigę su žvilgsniu į mirtį ir pamirštame, kad prieš mirtą jie visų pirma gyvena. Ir visų pirma turim pažvelgti jų gyvenimus, kaip į dalį mūsų visų gyvenimų. Leiskim savo tai pakalbėti, leiskim savo paklausti, leiskim paliudėti, kad iš tiesų prie šito šeimos stalo visi tu mūsų širdise. Ir kai visi žmonės su jų gyvenimais ir likimais yra mano širdyje ir aš priimu juos visus tokius, kokie yra, tada ir mano širdį yra pilnatvė. Tada aš galiu žvelgti savo gyvenimą į savo vaikus ir iš tiesų atsakyti savo gyvenimą. Iš tiesų atrasti naujus jausmus, naujus kelius, o ne kartoti savo šeimos, tėvų ar senelių gyvenimą. Aš galiu iš tiesų būti tiesiog vyru, moteris tiesiog moterį. Mes galime tiesiog tėvai. Ir imti šitą gyvenimą dovaną, kad širdyje nieko netrauktų, kad pas mus čia visi būtų namie. Šitą aš jums linkiu. thank you